Kad jums neatsitiktų taip kaip man, sulaukus 50 metų į kalnus einant arba į tokį ilgesnį žygį turi užsidėti ankelį, nors nešlubuoju ir atrodo nėra dabar jau didelių skausmų, bet vis tik tai saugau šitą kelią. Ir labai gaila, kad tik nuo 50 metų aš supratau, kaip reikia saugoti savo, ne tik grožį, ne tik savo sveikatą, bet ir savo sąnarius. Tai nuo šiol aš vartoju kolageną. Ir dabar į kelionę pasėmiau kolageną, kuris yra 17 gramų kolageno peptidų vienoje porcijoje. Tai reiškia yra labai stiprus ir jau tokį terapinį poveikį turi. Ir prieš 7 metus aš turėjau traumą kelio labai didelę. Šiaip mano sąnariai yra labai pasilpę ir sausgyslės, ir raiščiai. Todėl ta trauma ir įvyko, nors buvo netokia jau didelė, bet vis tik tai įvyko. Ir aš labai šlubavau. Aš namuose galėjau praeiti tik keletą šimtų metrų ir viskas. Visą laiką visur tik su automobiliu. Galiausiai pradėjau daryti tam tikrą mankštą, vartoti kolageną, dar hialuroną papildomai, kalcį papildomai. Ir mano kelias atsistatė. Šiandieną žygioju į kalnus, einu labai didelius atstumus ir ačiū Dievui, mano kelias atlaiko šitokią įtampą. Ir aš manau, kad tas kolagenas man padarė labai didelę įtaką ir davė labai didelę naudą. Dar geriau noriu pasakyti, brangieji, pradėkit vartoti bent nuo 40. Arba, jeigu iki šiol nežinočiau tos informacijos, tai bent nuo 50, nes niekada nėra vėlų pradėti. Geriau, kol neįvyko trauma, taip kaip man, pradėti anksčiau, bet jeigu jau ir įvyko ta trauma, vis tiek pamaitinkit savo sąnarius, pamaitinkit savo odą, virškinimą. Kolagenas veikia ne tik mūsų sąnarius, bet ir veikia tikrai labai daug mūsų organizmo dalių, todėl kolagenas mums yra būtinas.